Gražinam asociacijas. Jeigu reikėtų dabar sugalvoti staigiai, spontaniškai knygos apie Andrių Kanevą, auto knygos pavadinimą. Koks būtų jis? Oi, žinokit, neklauskit šito klausimo, nes šiaip pavadinimai pati silpniausia mano, vadinkim. Nes, kaip aš irgi kažkada sakiau, žinokit, net mano didelė daugybė dainų yra be pavadinimų. Aš sakiau, aš kada nors išleisiu albumą, pavadinsiu Našlaičių prieglaudą. Bet vis tiek kažkaip žymėti jas ten reikės, žvaigždutėmis, saulytėmis, aš nežinau, kažko veidukais tais. Bet tikrai yra tokia bėda. Su pavadinimais blogai. Bet su tekstais tikrai ne. Su tekstais lengviau. Kodėl? Galbūt dėl to, kad pavadinimas viską sugadina. Nu, kai atsiranda pavadinimas, jis jau pasako, apie ką daina. O jeigu tu pats nežinai, apie ką, tai ką daryti? Nu, vis tiek labai įdomu pasižiūrėti būtų į jūs, galbūt pro kokią slaptą kamerą jūsų kūrybos proceso metu, ar ne? Sėdė Andrius Kaneva, prisėdės. Ne, žinot, ką reikėtų? Jums reikėtų tada, žinokit, lakstyti iš paskos. Jūs vaikštat? Taip. Reikėtų lakstyti, vaikščioti pirmą aukštą į antrą, visur. Per kiemą dar kažkur, tai ta prasme, ten sunku. Pasiruošti reikia. Pasinaudosiu savo padėtimi, kad esu čia ir galiu dabar mikrofoną paimti ir paklausti, nes man tai labai įdomu. Kurioje vietoje ir kur va taip vaikštinėjant gimė tekstas, jei kas ką kuria, jis debilas, jeigu jį gražyta, aišku, bledė ir pati dėl to kalta. Aha. Aš viso neatsiprašau, aš parašiau. Košmaras, klausy. Negalima taip. Jūs, Andriau. Jūs pamirštat ir ką parašėt, aš gerai supratau. Nu, tai vadinasi, ta vieta tikrai nebuvo ta, apie kurią galima kalbėti. Gerai. Yra gyvenime tokių vietų, kur mes norim pabūti vieni. Gerai. Šitą vietą tikrai palikim tada.